vasarą ten, žinai, varai taip, o žiemą, žinai, yra tas posakis, pinigai žmogaus nepadarys laimingi. Tai aš su to nesutinku, kai pakėlėm tas kainas, visą mėnesį aš negavau jokios žinutės. Realiai Monako pačiam centre eina jinai su ta taure šampaną pila, biški ten kadras nesigavo, reikia pakartoti šampaną. Tai gerai, aš girdėjau tokią žvaigždžių lygą yra, ne, kai žmonės susireikšmina, susirga jie ir tu, kadangi dirbi su influenceriais, kaip ir, galim sakyti, irgi žvaigždės, ar tau teko su to susidurti? Taip, tai žinok, aš galiu net taip atvirai ir tiesiai šviesiai pasakyti, kad tai, ką žmonės mato ekrane, kaip yra pateikiama, ką mato visuomenė, tai jeigu atvirai, kai gyvai bendrauji su žmogum, kai su juo dirbi, yra, visiškai kitaip. Tai, Kuom skiriasi? Tarsi, jie yra visiškai paprasti žmonės, kaip ir visi, ir be to, kaip ir prieš tai kalbėjom apie tą pozavimą, kad ar ne yra tas skirtumas, visais kitais atžvilgiais jie yra tokie patys žmonės, jie yra tokie patys, nežinau, šilti, bendraujantis, supratingi ir, nežinau, geriausiai turbūt apibūdintų žodis paprasti. Tarsi, jie yra visiškai kaip mes tiesiog gyvena, čia yra jų darbas. Tai dažniausiai mes patys iliuziją savo galvoje susikuriam, kai žmogus atrodo daugiau pasiekęs, daugiau matomas, galvojam, kad jisai kažkoks tai toks yra, priskiriam jam savo kažkokios vidinius pergyvenimus, baimės, nors tai iš tikrųjų yra toks pat žmogus kaip ir... Mes dažnai jos užkeliam ant kažkokio, jeigu taip galiu išsireikšti, piedestalo, laikom, kad jie yra kažkas tokio ir aš irgi anksčiau, kai pradėjau fotografuoti, mano buvo svajonė pafotografuoti kažkokią, nežinau, ar influencerius, ar kažkokias, nežinau, žinomas žvaigždės. Tai, bet kai tu supranti, kad jie yra tokie patys žmonės kaip ir tu juos nuleidi ir gali paprastai bendrauti, nes aš atsimenu, mes pirmą kartą su Rolandu irgi buvom susitikę prieš, nežinau, beveik gal 10 turbūt metų, atgal aš jas fotografavau Klaipėdoj. Ir aš laikiau, kad, čia yra super kažkas wow, tai mano rankos visą fotosi. Ten kelias ten nuotraukas iš tikrųjų dariau, aš drebėjau jaudinės ir tada, kai tu jaudinės, nepadarai, šiaip dar apie darbą, kai tu labai jaudinės, aš bent jau asmeniškai iš savo patirties galiu pasakyti, kad man neina padaryti darbą taip, kaip aš galiu jį padaryti geriausiai. Tas jaudulys man kiša koją ir nors tu ką atrodo, kažkas trukdo. Bet palauk, tai tu gavai antrą šansą, jeigu tu sakai, kad su Rolandu tada jaudinasi ir sunkiai tau sekėsi daryti, bet kažkaip tai padarei savo darbą? Ten pirmą kartą, tai aš vis dar buvau ten jaunas paauglys, ten mes su Orijum Gasanovu, aš ten žurnalui fotografavau. Ir tada ir buvo tas pirmas susitikimas ir tas toks, žinai, apšilimas. Ir aš net nežinau, manau, kad Rolandas gal net nepamena manęs. Iš vis, aš tik atsimenu. Bet Instagram'e chatas buvo, tai kai jis dabar buvo Monake atvažiavęs, tai aš jam parašiau, tai iš karto išmetė. Nes aš manau, kad jeigu nebūtumėm chatą turėję, tai nebūčiau susisiekęs. Tai gerai, tai dabar tu sakai Monake, ar ne? Kur Viktoriją fotografavai? Irgi Monake. Monake ir... Ar tai reiškia, kad tau kaip fotografui tenka daug keliauti, pamatai įvairias šalis ir tai yra tavo kaip vienas iš pridėtinės vertės, kurią tu gauni dirbdamas kaip žinomų fotografų? Aš tik dabar yra toks laikotarpis, kai mes daugiau esam Lietuvoje, nes persikeliam gyventi į pakrantę, ten visai netoli Monako. Tai galiu pasakyti, kad automatiškai iš klientų, kurie susisiekė su manim, automatiškai matosi, kad jie kitaip žiūri, kad tu gyveni ten, tas Monakas, nežinau, ir tos žvaigždės, kurias tu fotografuoji, vakar irgi turėjau pokalbį su jaunaisiais, tai irgi sako, matėm jūs ten žodžiu žvaigždės fotografuoja ten Monake ir taip toliau, tai pastebiu, kad žmonėm tai sukuria, žinai, kažkokią vertę dar atrodo pridėtinę ir šiaip dabar prisiminiau istoriją vieną, su Viktorija mes Monake filmavom šampano tokią reklamą. Tai irgi buvo labai juokinga ir aš negalvau, kad Viktorija yra tokia atsipalaidavusi ir man jau truputėlį saugiklius išmušinėjo. Mes tą šampaną einam, pilam, realiai Monako pačiam centre, eina jinai su ta taure šampaną pila, biški ten kadras nesigavo, reikia pakartoti šampaną į šoną ir buvo žiauriai geras filmavimas ir padarėm labai šį fainą reelsą, bet sakau, kur galvoju, kad čia, jeigu žvaigždė, tai jinai jau bus tokia ir jau čia jau pas mane ne, bet jinai maks paprasta iš vis kaip savekė. Tai tu dabar tiesiog persikraustei į Prancūziją gyventi, ne? Jo, senai svajonė buvo mano ten gyventi, kažkaip prieš kokius irgi 10 metų pirmą kartą gal pabuvojau, pamačiau, koks ten yra tas rojaus kampelis, iki Alpių valanda slidinėta, pačioj Palmės šilta, žinai, jūra.
Nu, Monake dar automobiliai patinka irgi labai. Tai ir vat kažkaip su žmona nusprendėm, kad praeitais metais nusprendėm, žiūrėk, mes užsirašom tikslus, nežinau, 10 metų į priekį ir po to siaurinamės. Ir kažkaip buvom užsirašę šiek tiek vėliau, bet sakom, o gal varom. Ir viskas. Ir nuo tos dienos pradėjom viską bilinti ir per 2-3 mėnesius ir išvažiavom. Wow, geras. Tai mano buvo irgi tokia svajonė į Tenerifę išvaryti. Tai per COVID daug anksčiau negu aš tikėjausi, tai ir įvyko, kad žiemą Tenerifei pavyko. Bet tu kaip pats pradėjai domėtis fotografiją, kiek tau metų buvo? Sunku pasakyti, turbūt gal galėčiau pasakyti 13, gal 14. Kad aš skaičiau, kad dabar yra 10 metų, kai aš taip realiai, 10 metų, tai čia turbūt bus 15 man. Buvo tada, kai pradėjau. Wow. O kada pirmus pinigus pradėjau uždirbti? Dargi, šiaip 15 turbūt, aš ten fotosesijas už 5 eurus darydavau. Tai jeigu skaičiuojasi, kad pinigai, tai 5 eurai, 10 eurų, 30 eurų, aš atsimenu už asmeninę fotosesiją, man čia buvo 3 eurų. Koks tas jausmas buvo pačioje pradžioje, kai tu kažkam tai pasakai, kainuos tiek, padarai ir gavai tos pinigus? Geras. Tai žinai, kur tu labai jaudinės prieš, kai tu tik pradedi fotografuoti, pasakyti tą kainą. Ir tu sakai ir galvoji, sutiks ar nesutiks, žinai. Ir sako, jo, tinka, viskas gerai, varom, darom. Ir tu, žinai, padarai nuotraukas, išsiunti ir rašo, čia labai fainai, labai gerai. Ir ta savivertė pradeda kilti ir vis daugiau atrodo ten. Aišku, visada aš stengdavaus atiduoti daugiau negu sakydavau, padaryti tą darbą geriau. Ir turbūt taip iš tų rekomendacijų visi pradėdavo rinktis ir užsibildina visi dalykai. Tai pradėjai tenais nuo 5 eurų, kaip sakai, paskui auginai ir kokia ta galutinė išdava iš tavo viso kompetencijos, tavo augimo to 10 metų, kokią didžiausią sumą esi per mėnesį uždirbęs? Aš manau, kad yra kolegų tikrai, kurie yra uždirbę daug daugiau. Mano asmeninis rekordas mano laikais, kai aš labai variau, tai dabar galvoju, kažkas apie 13 000 turėjo būti. 13 000? Per mėnesį, jo. Wow. Tai čia turbūt buvo prieš metus ar 2 dabar. Neatsimenu. Bet kokia to viso kaina buvo? Gerai, 13 000, bet ką tu už tai atidavai, nes tai turi savo kainą? Tai aš tą mėnesį variau žiauriai ir variau, per visur. Turėjau ten su viena didelė įmonė projektą, ten Baltijos šalyse, tada buvo vestuvės, visokios asmeninės fotosesijos, šeimos ir mašinos ir taip toliau. Ir visa ta suma susidėjo. Tai aš ten gal turėjau, dabar galvoju, tą mėnesį gal kokių 20 gal fotosesijų. Kiekvieną dieną? Jo, tai kas ten iš seniau dar kokie ten prieš vestuvinę, dar kažkas ir susideda. Tai būdavo daug. Būdavo, kad per dieną ten padarai 2 kokias fotosesijas. Jeigu gražus vakaras, vienus, kitus. Jau pradėjau suktis, nes kažkodėl tais metais labai birželį daug užklausų gavau. Ir ką, tu nepaimsi? Paimsi. Nes gali būti gegužė ar ten kokia nors liepa ir nelikti, ar ne? Tu čia žiūri, gerai, reikia tada pavaryti. Nes žinai, fotografija irgi toks dalykas yra, kur jeigu tu fotografuoji, labai sezoniškas yra. Jeigu užsiimi daugiau vestuvėm, tai tavo sezonas trunka kiek, sakykime, 5 kokie mėnesiai, ar ne? O žiemo toks, kur yra pavienių vestuvių ir ten visokių kitų projektų, bet tu turi skaičiuotis. Nėra taip, kad kaip per mėnesį gauni ir žinai, nesuki galvos, o tu turi pasigalvoti, gerai, gal avanso čia maždaug prašysiu tiek ir tada gal po to po vestuvių sumokėkit, žinai, jau pradedi, kai atiduosi nuotraukas, bandai atrasti tą balansą, kad nebūna taip, kad vasarą ten, žinai, varai taip, o žiemą, nors yra buvę ir šitaip. Ir kai tenka daug fotografuoti, tai, kaip tu pats minėjai, tenais tada uždirbai 13 000 ir variai juodai, ten daug fotosesijų turėjau, tai dažnai žmogų grėsia perdegimas, emocinis išsekimas. Kaip pavyksta tau susitvarkyti su tokiom tikrai sunkiom apimtim darbų, kaip būna? Žinok, tas perdegimas iš tikrųjų man yra buvo porą kartų. Ir visai nesenai aš irgi išgyvenau, turbūt praeitais metais. Labai svarbu yra jausti tą balansą, nes aš turėjau labai svajonę fotografuoti ten virš 40 vestuvių ten per sezoną ir taip toliau. Ir kai tu turi tą svajonę, tu varai, bet visada yra, kad tai kažką kainuoja. Ir man tai kainavo vaiko pirmus metus, žinai, augimo. Ir
iš dabartinės perspektyvos man yra labai liūdna, nes aš nemačiau tų, žinai, kada jis greičiausiai auga, tai su laiku ateina ir protas, ir tas mąstymas, kad tu turėtų rasti tą balansą. Tai kad atrasti tą balansą, vienas iš atvejų yra, kad kelti kainą ir labai labai vengti perdegimo ir to visko darimo per daug, nes tą mėnesį aš irgi ir ten, ir tu sėdi naktim, ir tu nepamiegi, nepailsi, ir tavo psichologinė būklė keičiasi, bet su perdegimu reikia tikrai labai labai atsargiai, nes tada viskas atrodo nebemiela, nebefaina, tu atrodo nieko nenori daryti, kad atrodo, kad tu pats viską darai blogai, ir čia yra labai labai, mano manimų, plona riba, žinai, su to perdegimu. Bet... Kaip ten sako, ko toks liūdnas, Mikė, po ko toks, tai, ne, Asiliuk sako, ko toks liūdnas, tai balionėlis nedžiugina, sako. Tai tas pats turbūt ir yra, kai perdegi, jau tie pinigai nelabai bedžiugina. Tarsi, kur atrodo, čia, žinai, kažkada tu svajoji ten uždirbti virš 10 000 eurų per mėnesį, nes čia atrodo, kosmosas vis tiek. Bet tu, kai uždirbi, ir tu pamatai, kad nėra viskas taip, kaip tu galvoji, kad bus, ar ten nusipirksi kažkokią mašiną, ar ten nusipirksi namą kokią, ar dar kažką. Nežinau, labai reikia su galva dirbti, ir sakau, tais metais bandai suprasti, kas yra kas, kokios tos vertybės, ir, kad pinigai nėra viskas, ir pinigai, žinai, yra tas posakis, pinigai žmogaus nepadarys laimingu. Tai aš su to nesutinku. Pinigai tau suteiks labai daug galimybių ir progą, kad tu gali pabūti, žinai, su šeima. Tai jeigu neturės pinigų, tai... Ja, pinigai suteikia laisvės daug. Taip, laisvės. Taip. Laisvė rinktis. Ir jeigu kalbant apie, kaip ir tavo profesijos, kai dirbi ant savęs, tai tu dirbi, yra pinigų, nedirbi, nėra pinigų. Tikrai taip. Tai kaip tu sprendi šitą klausimą? Ar tu turi kažkokias papildomus pajamų šaltinius, ar kažkaip tai royalties, ar kažkur tai investuoji, ką su tuo darai, kaip tu šitą klausimą darai? Aš labai džiaugiuosi, kad mano žmona dabar yra ta antra pusė, kuri tais mėnesiais, kai, nežinau, kai sergu, ar kur negeneruoju, sakykime, pinigų, neturiu klientų, nes vis tiek, dirbi, tai dirbi, nedirbi, nieko nėra. Tai žmona labai prisideda prie šeimos ūkio, sakykime taip, ir jinai išlaiko tą balansą. Tai pagrindinis vis tiek mes esam padarę susitarimą, kad pagrindinis variklis esu aš, ir aš uždirbu, aš apmoku ir taip toliau kaupiam. O žmonos pinigai yra grinai kaupimas, pasidarimas to rezervo, bet mes dabar jau tą rezervą turim, vis tiek yra tas saugus, nežinau, mes asmeniškai turim pusmečio tą tokį kapitalą, kad, just in case, jeigu kažkas atsitiktų, abudu negalėtumėm dirbti, o visus kitus taupom ir taupom dabar būstui, nes mano manimu, kad nekilnojamas turtas, tai vis tiek yra geriausia investicija, nes nekilnojamo turto kainos visada kyla, būna tik tai trumpi. Kaip Avulis sakė, man labai patiko mintis, kad būna labai trumpi tik tai momentai, kada pavažiuoja šiek tiek į apačią. Ir jūs? Tai mes turime klausimą nuo rėmėjo, Freedom 24, Blitz klausimynas. Ir jisai reikia atsakyti taip, greitai atsakyti, šiek tiek pagalvoti ir stengtis sakyti vienu sakiniu arba tenais, kaip pavyksta kuo greičiau. Okay. Gerai. Taupyti ar investuoti? Investuoti. Naujas telefonas tai yra išlaida ar investicija? Išlaida. Didinti pajamas ar mažinti išlaidas? Didinti pajamas. Kada geriausia pradėti taupyti pensijai? Dabar? Gerai. Ko anksčiau? Kripto už ar prieš? Už. Kelių mėnesių rezervą reikia turėti. Minimum pusmečio. Didžiausia finansinė klaida, kurią daro žmonės? Galvoja, kad jų pinigai turės tokią pačią perkamąją galią po daug metų? O, aš jau pasikausęs matau. Kiek procentų nuo pajamų reikia taupyti? Aš sakyčiau 10. Paskola būstui taip ar ne? Taip. Ir finansų konsultacija ar domėtis savarankiškai? Konsultacija nereiškia. Gerai, ačiū už klausimus, ačiū mūsų rėmėjų už tokius puikius. Dėkui. Ir čia nepamirškit paspausti like, subscribe mygtuką, nes kanalas Finansiškai raštingi rūpinasi, kad jūs būtumėte finansiškai raštingi, tai pasiekite kitus mūsų video. Ir kaip pavyksta subalansuoti šitą, tarkim, ten, nežinau, sausį ar ten vasarį, kada ten yra low seasonas, prieš tai daug uždirbęs, kaip tu tos asmeninius finansus suvaldai pats? Tai čia yra reikalų, galiu pasakyti, turbūt niekam nėra lengva.
bet pinigus skaičiuoti visada yra malonu. Tai mano realiai pagrindinis dalykas yra, kad aš darau ne tik vestuvinės tas fotosesijas ir visokius ten projektus, aš prieš žiemą jai pasiruošiu darydamas kalėdines fotosesijas. Tai vat yra mano tokia niša, kurią aš labai gerai išpildau jau, nežinau, turbūt kokie 5 metai. Ir būtent, tu žinai, kad sausį, bus, nežinau, mano atveju kelios fotosesijos. Tarsi, kad aš sausio net neskaičiuoju, kad aš generuoju kažkokius pinigus, nes visi būna turbūt po naujų metų, po švenčių, po kalėdų išsileidžia. Tai aš tiesiog tą mėnesį pasidarau savo atostogas, mes kažkur išvažiuojam, kažkur pabūnam ir, žinai, toks kaip visi, žodžiu, kaip žmonės atostogavo 2 savaitės, tai mes pasidarom mėnesiuką. O jau po to nuo vasario, kovo jau viskas grįžta ir jau nuo balandžio tas sezonas įsivažiuoja ir vėl. Tai va. Bet tavo pajamos per laiką jos kilo tolygiai, ar įvyko kažkoks tai šuolis, po kurio pradėjo atsirasti daugiau užsakymų, daugiau žinomumo? Labai šiaip geras klausimas. Mano kainos visada kilo taip tendencingai, aš visada pirmą bandydavau deliverint geresnį darbą ir tik tada pakelti kainą. Ir vienais metais kalbėjau su savo mentorium ir jisai pasakė, pamatė mano kainoraštį ir dabar galvoju, jis turbūt pakėlė kainas, turbūt minimum 2. Ir tada sunkiausias buvo dalykas patikėti galvoj, kad tu gali tiek uždirbti, nes vis tiek, kad tu ten fotografuoji už mažai, sakykim, tu galvoji, kad tu tiek ir esi vertas ir kai atsimenu, kai pakėlėm tas kainas, visą mėnesį aš negavau jokios žinutės apie užklausas. Tarsi 0. Man prasidėjo viduje šiek tiek tokia kaip depresija, kas vyksta ir gal aš nevertas tiek, žinai, ir taip toliau. Ir aš atsimenu, būtent prieš išvažiuojant į kelionę vestuvės darėm užsienį, vakare, vėlai vakare prieš išjungiant kompą, sakau, palauk, pakeisiu puslapį kainas greitai. Kad iki to psichologinio lygo, kur būtų, man patogu, jausčiaus komfortiškai, tai aš tas visas kainas, visus tos, žodžiu, vestuvių paketus nuleidau per 100 eurų. Tai bendroji suma, kaip ir niekas nesikeičia, bet man čia pasikeitė labai daug ir per artimiausias 3 dienas, man rodos, aš padariau 4 vestuvių užsakymus. O, wow. Wow, tai tu, kaip čia, iššaukiai per savo mintis. Aš labai mintim tikiu visą tą energiją ir svarbiausia yra patikėti galvoj, žinai, o tada viskas kitaip. Ir dabar su tom kainom jau dirbu ir jas po truputį, žodžiu, kiekvienais metais tendencingai atsižvelgi į rinką ir šiek tiek jas keli toliau. O gali pasidalinti, kaip taip įvyko, kad tu pradėjai fotografuoti žinomus žmonės? Jeigu atvirai, net nežinau, kaip atsakyti. Tiesiog aš visada buvau tas, kuris eina visur ir kiaurai sienos. Aš atsimenu 15 įsidarbinau į L-rytą. 15 ir L-rytą kažkaip čia skamba, atrodo gal nelogiškai, bet aš jam ten irgi labai daug skambinau, su ko aš noriu pas jūs fotografuoti. Aš čia galėčiau ten, aš kadangi klaipėdietis, galiu aš Klaipėdoj ten pas jūs bet kur kažkoks įvykis nuvažiuoti ir taip toliau. Ir aš pradėjau gauti pinigus už tai, už tos visus ten straipsnius, už nuotraukas. Ir net yra tokia irgi istorija, kai aš ten įsidarbinau ir man sako, gali parašyti straipsnį, jeigu nori. Ir aš ne tai, kad pasirinkčiau apie kažką labai paprasto, aš pasiėmiau tuometinį Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską. Aš tiesiog paskambinau ten į savivaldybę, kažkur neatsimenu kaip, sakau, žiūrėkit, aš čia toks žurnalistas, čia L-ryte dirbu, norėčiau pafotografuoti, paimti ten, kaip sekasi, žodžiu, visą dieną pabūti su meru, pažiūrėti, kokia yra jo diena. Sako, jo, gerai. Tai va, turbūt mano tas visada ėjimas, rašymas ir tam pačiam žvaigždėm, tai pačiai, nežinau, Siegel ar Rolandui. Ir tas turbūt ir atvedė ten, kur dabar ir esu, žinai, nes jeigu tu pats nepasimsi, niekas tas nepastebės. Tai grįžtant prie fotografijos, ar yra kokia nors vieta, kurioje tu, pavyzdžiui, norėtum nufotografuoti, bet iki šiol neturėjai tokios galimybės, kokia tai būtų? Niekada, atrodo, negalvojau apie šitą. O kaip tik yra proga pagalvoti. Aha. Tai dabar aš įsivaizduoju jo mintys ir blemba, ten būtų prie būdos, ten Tailande, ten, ant krioklių, ar Artydai, kur Koreją išsirinkti? Žinai, atrodo, kad net neįsivaizduoju, kokia čia turėtų būti vieta. Žinok, labai turėtų būti sudėtinga, aš gal nesu kažkokios vietos super iškėlęs, labai aukštai.
esu fotografavęs ir ant kalno, ir vandenį, ir automobilį, ir važiuojančiam, ir labai daug kur, ir vat, galvoju, ir laive, kad kažkokią turėt va tokią vietą, kur va čia žiauriai būtų gerai. Visada yra tų vietų, žinai, net užtenka važiuoju kažkur su mašina ir pagalvoju, kaip ten gerai būtų, žinai, nufotografuoti ant stogo kokio dar kažkur, bet ir ten esu fotografas. O nėra tokio momento, kai, tarkim, vat, kaip tu ką tik dabar pasakoji, važiuoji ten ar būni su šeima, ar ten kažkur tai atskirai ir pamatai kažkokį tai, wow, o čia tai būtų žiauriai geras kadras ir pasimti ir fotografuoti. Nebūna taip? Tai būna, bet fotoaparatą neturi. Žinai, ir tas labai toks, daug momentų yra, kur galvoju, va čia tai būtų žiauriai gerai, bet čia ir dabar turėti modelį kažkokį, žinai, va pamatai, ar ten saulėldis koks ar kampas. Na ir dažniausiai tu pagalvoji, kad jo, reikės atvaryti, nu, bet ir neatvarai. Bet kaip tu vertini tai, kad dabar, va šitas telefonas, ne? Jisai yra mega turbo super fotoaparatas, saksas prieš 20 metų buvo ten neįsivaizduojama. Tai dabar kiekvienas turintis mobilų telefoną yra fotografas. Mėgėjas. Tikrai su iPhone'u galima padaryti labai gerų kadrų, labai kokybiškai ir taip toliau, bet mano kol kas nuomonė visoje dabar tai dirbtinio intelekto, nežinau, epopėjai. Kamera yra kamera ir, nežinau, artimiausius, manau, 10 metų kol kas jas tikrai nepakeis. Tas dirbtinis blūras galia, jisai matos. Bet kas ten žino, 10 metų yra daug. Tai... O tai kokia yra specifika, nes tai vis tiek fotografija tai yra meno rūšis, ar ne? Tai yra menas, tu turi matyti, tu turi gebėti ir tai va, kokie yra gero fotografo požymiai, kuo jis skiriasi nuo to bičo, kuris galbūt neblogai moka telefoną fotografuoti? Su to geru fotografu, tai labai, mano nuomonė, visko gali išmokti. Tai mano pamatytumėt pirmas nuotraukas, tai ten labai labai blogai yra. Tai aš net savęs nelaikau meniško ar kažkokio labai kūrybingų žmogum. Tiesiog man šitas dalykas patiko ir aš mokiausi, žiūrėjau ir tu išmoksti kampus. Aišku, kai tu fotografuoji, pagauni tą vaibą ir, biškiai atsiveria čakrų, žinai, atrodo ir šitas kampas geras ir viskas, tada pradedi gal kurt, tai kažkiek to kūrybiškumo daugiau yra, bet pagrindinis turbūt kriterijus yra, kad fotografas, aš sakyčiau, kad fotografas turi mokėti kalbėti, turi išmanyti kažkokią psichologiją žmonių, kad galėtų su jais bendrauti, juos atpalaiduoti prieš kamerą, o ne tiesiog paimti ir nufotografuoti, nes yra labai daug fotografų, kurie sako, tai papozuokit ar kažką padarykit, žinai. Bet geras fotografas jisai visada padės klientui ir padarys labai gražias nuotraukas. Suretušuos, taip toliau. Post-productionas. Tai grįžtam prie fotografijos. Koks buvo tavo didžiausias fotofiasko, jeigu taip galim pavadinti, ir kaip tu išsisukai iš to? Fotofiasko. Turbūt daugelį fotografų yra nutikęs tas dalykas, kai tu grįžti iš fotosesijos, ten atrodo susitvarkai failus, visa kita, viskas gerai ir ateina diena, kai tu sėdi jų retušuoti, tu atsidarai ir žiūri, kad tų failų nėra. Ir ačiū Dievui, kad tai buvo paprasta šeimos fotosesija, tai nebuvo, nežinau, vestuvės ir taip toliau, nes į šeimos fotosesiją tu vis tiek vyksti kitaip ir tavo pasiruošimas yra šiek tiek kitoks, negu kai tu vyksti į vestuvės, nes vestuvės vyksta tik kartą ir jų tu nepakartosi. Tai atsisėdau iššuoti šeimos nuotraukų ir žiūriu, kad tų nuotraukų nėra. Bandžiau atkapstyti ant korteliai, bet kadangi jau buvau daug užfotografavęs ir taip yra, kai tu daug dar užkrauni, nepavyko ten nieko atrasti, sugadinti failai, tai taip, tai gražinau pinigus ir pasakiau, kad kitais metais aš jūs ar kada nori perfotkinsiu, padarysiu, bet kur atvažiuosiu. Ir ačiū Dievui, buvo žmonės supratingi. Tai perfotkinai? Perfotkinau. Su tom fotofiasko, tai mes irgi turėjom ką tik fotofiasko, mes turim 3 kameras, kurias filmuojam. Ir mūsų viena kamera sako viso gero, tai dabar tenka filmuoti su 2 kamerom, tai va toks ir fotofiasko. Bet filmuojam. Viskas dėl jūsų, mėly bičiuliai. Dabar turiu stebuklingą klausimą. Koks keisčiausias kliento prašymas, su kuriuo esi susidūręs? Turbūt, kad galiu pasakyti, kad vienas klientas pas mane kliuvo toks, kad reikėjo šiek tiek jam padaryti daugiau, negu šiaip galėtum pagalvoti. Tai reikėjo suploninti kojas, veidą padaryti kaip barbės, padaryti dantis, jie šiek tiek buvo, kaip pasakyti, šiek tiek netvarkingi, tai jas reikėjo padaryti simetriškus lygius ir taip toliau. Ir reikėjo, man rodos, galvoju,
šiek tiek šukuosena buvo netvarkinga, tai reikėjo irgi jas tvarkyti. Tai vat būna tokių prašymų. Ir? Sakau, papildomai. Bet viską padarai? Padariau sukandęs dantis, bet daugiau nedarau. O kodėl? Labai daug laiko atima. Ir tada tu kaip pasveri, tai tu sakai, žiūrėkit, aš galiu padaryti tą ir tą, už tiek ir tiek, bet, nu, va, tokių dalykų tu nedarysi, nes yra klientų, kurie, va, kai tu fotografuoji, prašo, ten gale kažkur gatvėje kažką tvarko, ten kažkas yra kažkokia žmonių minė, išimkit. Nu, tu gali išimti ir ypatingai dabar su to dirbtiniu intelektu, tai yra, nu, labai paprasta. Tai, bet kas liečia veidą, tu čia jaus jau nededi, nes, nu, jisai ten dėstau, nežinau, dantį vieną didelį, žinai. Tai reikia labai atsargiai. Bet jo, tu prašymų tai. Koks brangiausias daiktas, ar ten įranga, ar dar kažką, kur esi sudaužęs, sulaužęs fotografuodamas? Fotoaparatas. Aha, ir kiek tai buvo nuostolis? 2,5, man rodos. 2,5 tūkstančių. Netaisomas nieko, be draudimo? Ne, iškrita iš kuprinės ten ir nemenko aukščio, tai ten. Kaip jausmas? Nu, liūdna. Liūdna. Bet geriausia tai, kad toj kartelį, kur buvo fotoaparatė, kuris sudužo, buvo mano failai. Ten tokia buvo labai trumpa vestuvinė fotosesija. Ir viskas gerai. Žodžiu, fotoaparato nebuvo tokios tragedijos, nes dužo tik fotoaparatas, o failai išliko. Jo, aš labiau džiaugiausi, kad failai išliko, negu, nu, okei, fotikas, nu, nusipirksiu aš tą fotiką, bet, nu, čia, žinai, jau čia... Čia jau reputacija. Taip, tarsi, čia yra daug didesnė, žinai, vertė negu tas fotoaparatas. Įsivaizduoju, kad ant kiek turi būti didelės atsakomybės jausmas, ar ne, kai tu dirbi su žmonėm, kaip tu sakei, vestuvės vieną kartą, pas kai kurios žmonės vieną kartą gyvenime būna. Ir tai ir įsivaizduoju, ir dingsta. Wow. Jo, labai turi pasiruošti. Tai kiek įmanoma daugiau apsaugų savo susidėti, kad, nu, jeigu ką, kad, nu, jeigu ne iš to fotoaparato, tai iš to, jeigu ne iš tos kortelės, tai iš tos, žinai. Plan B, plan C, plan D, ne? Jo. Čia kaip bičiuliai su finansais tas pats, jūs turite turėti ne vieną planą, o kelis, ne? Nes jeigu vienas planas nepaeina, reikia, kad antras paeitų. Koks buvo tavo trumpiausias ir ilgiausias fotosesijos laikas? Trumpiausias 5 gal minutės. O, kas šiam? Turėjo, tiesiog atvažiavo, vėlavo labai fotosesiją, atvažiavo ir po to kažkas stiko ir turėjo išvažiuoti. Tai ten 5, nu gal 10 kokių minučių gal. Bet, nu, super trumpai, bet vis tiek sugebėjau deliverint žmogui nuotraukas. O ilgiausias, tai šiemet pamušiau rekordą 17 valandų fotografavau. 17 valandų? Wow, Vestuvės. Wow. Ai, vestuvės nuo iki, nu, ne? tai jo, nuo pat pradžios, kol visi makiažai, iki jau, kur jau hebra šoka. Ai, kalbant apie vestuvės, man iš karto taptelėjo mintis. Kaip fotografas fotografuoja vestuvės? Kas fotografuoja fotografo vestuvės? Čia geras šitas. Šiaip iš tikrųjų, mes, kai rinkomės fotografę, nu, visą laiką galvojau, kad čia bus misija neįmanoma. Žinai, išsirinkti fotografai, nu kaip? Bet aš pasiėmiau 2 kriterijus. Kaip suvaibinsim ir ar man patinka nuotraukos. Ir ar tos nuotraukos yra tokios, nu, kuriuo aš padaryti, tada atsimenu, kai mes rinkomės prieš 4 turbūt metus, aš tokių nuotraukų pasidariau, kad kriterijų, kad aš negalėčiau padaryti tokių nuotraukų. Tarsi aš nemokėčiau jų taip suretušuoti. Ir kad geras vaibas būtų. Ir viskas. Ir tiesiog mes įdėjom į grupę skelbimą, kad ieškom, žinai, fotografo. Visi ten surašė, žinai, užsienis, visi Lietuvoje yra alkani užsienį fotografuoti. Ir mums parašė pasiūlymą, mes taip, mums nieko nereikėjo apsikrauti, tiesiog padaryti pavedimą ir viskas. Ir mes susitikom, pabendravom, puikiai jautėmės. Rezultatas? Puikus. Labai džiaugiuosi, labai patiko. Tai ne viskas. Nebuvo taip sunku, kaip atrodo. Tai irgi dabar žiūri, labai daug kolegų irgi tuokėsi ir, žinai, gražios nuotraukos, fainos akimirkos ir džiaugiuosi, kad vis daugiau Lietuvą ateina tas, kad nebeturi būti ten viskas jau pompastika, išlaižyta, padaryta, o visi nori tiesiog, kad tai būtų tikra, šilta, nesuvaidinta ir, vat, nu, kad būtų emocija, žinai. Natūralu, organiškai. Tikrai taip. O ką patartum, jeigu jaunas žmogus kažkoks sugalvoja, kad nori užsiimti fotografiją, nori fotografuoti, bet bijo, kad dirbtinis intelektas jau čia visus to nugalės ir pats atvažiuos ir visus nufotografuos. Ką tu patartum žmogui, kuris nori į šitą sferą eiti?
Tai aš galiu pasakyti, kad seniukai nesijaudink. Dar laiko tu tikrai turi, Lietuvoje rinka yra labai labai stipri. Bet tiesiog pasimk tėvų, draugų ar fotoaparatą, tiesiog paim pasibandyk, ar tau tikrai tai patinka daryti. Ir tiesiog pradėk. Aš manau, kad geriausias patarimas būtų, kad pasiemi kamerą, susirandi, nežinau, pafotkink draugus, pažįstamus, ar yra tikrai pilna norinčių žmonių. Pafotografuok, pasikur kažkokį portfolio, prisirinktos patirties, nes aš esu prieš, kad iš karto imk pinigus, nes tu turi turėti šiek tiek tą know-how ir viskas. Ir po truputį pradėkim pinigus, kelk savo profesionalumą, daug domėkis, tiesiog daug daryk, nes nėra jokios paslapties ten, kaip dabar čia pradėt man gerai daryti, tiesiog daug daryk ir viskas. Jau, patirtis ateina per darimą. Taip. Ir čia labai gerą pastebėjimą darai, kad, pavyzdžiui, žmogus jaunas, kai ateina, dažnai iš karto nori pinigų, aš labai noriu čia gauti. Tu pirmą turi duoti kažką pasauliui. Tu pirmą turi nemokamai, padaryk ten 1, 2, 3, 5, 10. Susirinku šitos guzus darydamas nemokamai. Tikrai taip. Nes dabartinis, aš skambėsiu kaip senas žmogus, bet dabartinis jaunimas nori visko čia ir dabar ir ypatingai pinigų, žinai, aš noriu daug dabar uždirbti, o ką nori daryti? Nežinau. Tai nebus taip. Turi daug daryti. Tai žiūrėk, Matai, o fotografijai iš principo, ar reikia kažkokius mokslus baigti, ten studijas universitete, kad gebėti gražiai gerai fotografuoti ir atlikti savo darbą kokybiškai? Jeigu kažkur nori darbintis, nežinau, kaip fotografas, tas popieriukas gal jisai tau kažkur pravers, jeigu eisi, nežinau, ar kažkokią didesnį įmonę, ar kažkur, nežinau, net neįsivaizduoju, jeigu atvirai kur, bet aš esu labai tvirtos nuomonės, kad nereikia. Tarsi viską gali pats išmokti ir aš esu visiškas to pavyzdys, aš esu absoliutus savamokslis. Dabar yra pilnas YouTube'as, yra pilnas žmonių, kur tu gali pasistuot, pasiklausti ir taip toliau. Ir mano manimu, geriausiai, kaip gali išmokti, tai yra tiesiog per praktiką. Darai ir išmokti, nes aš irgi Photoshopą anksčiau nemokėjau naudotis ir man čia atrodė aukščiausia matematika, bet tu žinai, kad aš norėčiau šitą dalyką taip padaryti ir tu eini ir googlini, kaip padaryti. Ir tada tu googlini ir po to jau tu tiesiog žinai. Tai čia labai arti ta teorija 10 000 valandų teorija. Aš ją, jeigu atvirai tikiu, tarsi mano manimu, kaip pats dabar pasiskaičiavau, kaip man viską, jo. Taip ir gaunasi. Jo, visiškai. Tai tik per darimą. Tai tas pats yra susiję ir su pinigais. Jeigu jūs norite turėti pinigų, norite žinoti, kaip uždirbti, tai investuokite savo laiką, energiją ir dėmesį į tai, kaip uždirbti daugiau finansų. Teisingai išmokite elgtis pinigais, taupyti, naudokitės fix sistemą, kurią galite parsisiųsti ir bus jums laimė. Ačiū Mantai už tai, kad atėjai, pasidalinai su kanalu Finansiškai raštingai savo įžvalgom. Tai buvo be galo įdomu ir naudinga ir smagu tave matyti čia, kai tu vėl grįši į savo tolimą šiltą, kur palmės apačioj šalį. Labai tikiuosi, kad prisiminsi ir šitą gerai praleisi laiką šitoje studijoje. Ačiū tau labai. Dėkui labai, kad pakvietėt.